Labadiena, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją. Top Sport remiama pirma lyga šiandien karaliauja Plungėje ir atrodo kyla nuo vėjos. Čia lieka kamuolys aikštėje ir Babrungas rezga savo ataką. Čia gera galimybė, reikia mušti įvartį ir nepavyksta kol kas, tačiau ir čia nėra galų gale vis tik tai. Kamuolys suspurda vartų tinkle ir Pablo Duarte sugeba pasižymėti pirmasis jo įvartis grįžus į Babrungo komandą. Na, čia atrodo viską jau BFA žaidėjai darė, kad tik kamuolys neatsidurtų vartų tinkle. Semaška atrėmė smūgį, čia kamuolys ištrauktas. Dabar perdavimas nuo kampinio gairelės, atliko smūgį Pedro. Čia leidžia žaisti toliau Drungilas, Baladži. Geras perdavimas tarp linijų ir Ugnius Semaška sugeba išgelbėti komandą nuo Pedro kelia kampinį. Neblogas perdavimas ir kamuolys vartų tinkle 2-0. Šį kartą Samsonas Baladži, atsiprašau, sugeba pasižymėti. Koks geras perdavimas nuo kampinio gairelės. Ir čia Baladži tiesiog tek. Petrauskas. Jo perdavimas nebloga situacija ir Perveinis sugeba pasižymėti. Štai taip. Kalbėjau apie tai, jog nieko nesukūrė kol kas šiose rungtynėse Baltijos futbolo akademija, o čia štai tokia kontra. Čia smūgis ir visai šalia vartų. Kels kampinį. Baltijos futbolo akademijos futbolininkai ir čia tas... Pedro. Geras perdavimas, Duarte smūgiuoja galvą netiksliai. Žūna perdavimas į kraštą, ten štai tokia. Oro dvikova ir galimybė Baltijos futbolo akademijai. Perdavimas ir kiek nedaug trūksta. Toliai nuo savųjų vartų Skirmantas. Ir galimybė Babrungo kontratakai, kaip meistriškai čia į ją pavyksta pabėgti. Bagužas, jo smūgis tiksliau ir kamuolys vartuose 3-1. Iš esmės turbūt reikia sakyti, kad deda tašką Eridanas Bagužas šiose rungtynėse. Puikus Babrungo išėjimas į kontrataką, keletas perdavimų ir Pranskus. Nepavyksta atlikti tikslaus perdavimo. Haleida dar kartą į baudos aikštelę atšoka kamuolys dabar patogiai Šidlauskui. Ir kaip dabar sugeba Robinio prie kamuolio. Į baudos aikštelę, čia smūgis visai šalia vartų. Tai yra viskas. Šiandien baigia rungtynes Babrungas iškovodamas pergalę.